visą laiką turėti smėlio, o jai pritrūktų. Esame starte. Gražus, vėsus rytas. Ir čia įdomus dalykas starte, iš tikrųjų nesu matęs to. Dvi arkos starto ir automobilis bei motociklas startuoja vienas šalia kito. Tai važiuodami matėm realiai dragą. Vienu metu ir tas startavo, jų laikai skiriasi. Kai kurių sutampa. Tai vat tų, kurie sutapo, žiauriai gražu buvo. Galiu pafilmuoti truputėlį, gal netyčia sutaps. Nesutapo, bet gal atitaikysim dar kažką. Iš toliau, bet pavyko nufilmuoti, užfiksuoti. Tikrai neprisimenu, gal ir yra buvo kur nors taip, bet matęs esu tų vadinamų mass start, kada automobiliai startuoja po 4, kartą kopose, kartą pajūry, dar Pietų Amerikoje. Bet tokio nemačiau. Labai įdomu. Jie ten po to gan greitai įsiskirsto. Bet toks startas kaip dragas, tikrai pirmą kartą. Netoli, jau juda? Į navigacijos temą legalus būdus rasti trasą. Apie nelegalius būdus gyvai pakalbėsim per susitikimą, kad neliktų įrašyta, bet čia yra legalus būdas. Mes radome, kur yra kelio kirtimas. Viskas legalu, Vytė. Bet reikia palikti šiek tiek intrigos, dramos. Mes esam legalumo įsikūnijimai tiesiog. Tai va, apie legalius dalykus. Radom štai ten kirtimą trasos ir viskas. Pavažiuoji prieš plauką arba po plauką radus gerą vietą ir esi trasoj. Nuo įgūdžių ir reljefo priklauso, kaip gali giliai lįsti. Jeigu norisi drąsiau patirti tokius dalykus, tai Nuotykių fabrikas yra atsakymas ir raktas į visus Dakaro nuotykius. Jei jis turėtų žemėje namus, gal mums platus dangaus svetingas būtų. Ar mums reikėtų nusielpatos, ar mus visus pakviestų į svečius. Pavėžėjimo paslauga dykumoje visą laiką yra labai svarbu. Sakiau, kad Alytukas fainas. Jūsų paslaugom. 5 žvaigždučių įvertinimas. Radom visai fainą vietelę. Ačiū. Radom visai fainą vietelę ir čia, kai atvažiavom, iš pradžių ten šiek tiek ant kalniuko. Būlinti telefoną, kaip tik pabaigiau kelti vlogo. Pažiūrėkit, fainas vlogas apie klasikus. Ir
tik pakėliau galvą, buvom čia praeisiais metais. Tiesiog, kai aš sakau, kad tą Saudi Arabiją mes jau gan gerai pažįstam, tai taip yra. Tiesiog, kai kurios vietos yra jau pažįstamos ir vizualiai, ir pagal kelius. Tai praeisiais metais, va, štai ten, kur tos kopytės, olytės. Ne kopytės, tai ten buvom iškėlę vėliavą, kur mus tada pakavo ir reikėjo ją nuleisti. Štai atvažiuoja Prokopas. Smagus pasukiukas. Čia aš jį ir išbandysiu. Tiesa, čia praeisiais metais visi tiesiai važiavo, tai buvo viena trasa. O dabar trasa skiriasi. Kaip tik kerta kelią ir motociklai, ir automobiliai. Ir iš pradžių dar yra sulėtėjimo zona ir vat čia pradeda jau pūsti. Tai čia, kur pradeda pūsti, pūsiu ir aš. Tricky place. Toks realiai pirmas pasukiukas už jau to starto, kada vėl gali greitai lėkti lenktynininkai. Tai jie pagal laiką startuoja, kartais antra mašina labai arti pirmos. Ir antra varo jau dulkėse. Vėjo nedaug. Sklaidasi, bet taip reikia šiek tiek laiko. Tai keletą kadrų pasidariau iš abiejų pusių. Bet darosi jau antri trekai. Nu taip. Yra pavojaus. Yra tikrai vaidintinė vieta. Vat ir čia matosi. Atvažiuoja ten, trasa va čia eina, bet vėjas iš kairės. Ir jau keli lenktynininkai čia važiavo, kirsdami kampą. Lygiai tas pas ten toliau yra. Kas dulkėse važiuoja į šoną. Labai norėjau, vakar nepavyko kažkokių gražių pasidaryti su Alulos uolom. Tai šiandien va turiu porą kadrų. Norėčiau daugiau, bet tas uolos toli. Are you shooting wide here? No. So I'll stay here, right? Visiškai nurimo vėjas ir yra tikimybė, kad Vaidas atvažiuos dulkėse, o tai vietoje tai ragas. Visiškai. Tikiuosi spėsiu. Laivo, tai žala dabar tik pajudėjo iš refuelingo, tai kokias 8-5 minutės. Ok. Dar yra šiek tiek laiko, bet na, matot, dulkių daug. Parašė, kad pralėkė žala, tai ruošiame. Ir mano tikslas va tą pasukiuką pasiekti. Būna, kad prašauni, nepataikai, kažkaip praleidi, bet asmeniškai mane tai labiausiai nervuoja, kai dulkės ir, sakykim, pasiruoši, jau tikiesi to kadro, nes yra daug šansų, kad jisai pavyks. Ir prieki dulkės. Ir tada nieko jau ten. Redaguok neredagavęs, nesąmonė gaunasi. Tai renkuosi jo tokią saugesnę vietą, na, saugesnę fotografijai. Va štai šį pasukiuką. Netenku šiek tiek uolų, kurių taip norėjau,
Bet jeigu Vaidas atvažiuos paskui kažką, yra tikimybės, kad vėjas nupūs dulkes. Aišku, yra tikimybės, kad pakels akmenų ir gausiu. Jau gavau šiandien nuo vieno bagiuko, bet labai švelniai. Kadras yra geras. Nu, Vaidutį, Paulo, Maksai, pučiam. Tai jeigu nebus ant uodegos, tai viskas bus gerai. Pakartok, prašau, matau bagiuką mažą. Žala, dabar važiuoja. Vaidas. Tarpelis yra. Oi. Ir... Nu va. Nu tai... Kaip ir patys matėte. Broliai koronėliai, mano draugai nuo pirmo Dakaro. Štai ir nutiko tai, apie ką kalbėjau ateidamas. Juokingiausia, kad vėjukas buvo ir jisai tiesiog sustojo vat prieš tą bagiuką ir tada lenktyninkai jau dėl dulkių važiuoja biškį iš trasos. Šitas irgi buvo išvažiavęs iš trasos, kad geriau matytų, ir Vaidas buvo išvažiavęs į šoną. Galbūt jeigu būtų išvažiavęs į mano pusę, tai būtų gavęs. Šiaip sidabrą dar rodo refuelingę dabar, tai galim palaukti. Na, tuo ir žavi sporto fotografija, aišku, kartais išgyvenu stipriai tokius dalykus. Nu, žiauriai gaila tiesiog. Bet, na, niekada nežinai, kas nutiks. Tai kartais liūdna, kartais sugebi nekreipti dėmesio. Bet kuriuo iš atveju ta sporto fotografija, buvimas arti veiksmo palaiko tą mano širdelę gyvą. Labai myliu šitą veiklą. Apskritai, kažkaip galvoju, kad meilė įvairių formų yra vienas geriausių akceleratorių gyvenime. Jo, varysim kokiu 2-3 kilų palei Dakaro trasą. Šiandien tikėsimės iššūkių per daugiausiai nebus ir mes atvažiuosim link vienos vietos, kur jau greitkelį kertasi ir po to jau lėksim ieškoti jo to refugee naktinio kempo, kur jie nakvos patys palapinę statys. Pernai tai net truputėlį buvo ir linksma, nes ne visi moka gerai statyti palapinės. Jie gauna palapinės, karinį maisto davinį, patys turi ten pasidaryti. Tai va, mes šalia ten kažkur laužą susikursim ir su jais praktiškai kempinsim ir ryte prabudę kavutę gurkšnodami palydėsim į startą. Ja, praeisis metais tikrai labai graži vieta buvo. Ir naktis žvaigždėta, ir rytas saulutė starte nuostabi buvo. Gražių kadrų labai padariau. Tai taip va ir nuotykiaujam. Pagal žemėlapį ir pažiūrėjau, tai čia tikrai pakankamai saugios vietos važiuoti. Taip labai arti trasos mes nelendam, žinoma. Šiuo metu esam per 80 metrų nuo trasos. Kažkur gal priartėsim, kažkur gal atitolsim, gal reiks ir kirst trasą, bet kažkokių tikrai reljefo apart akmenukų, kupstukų tokių, nieko čia baisaus tikrai nėra. Nėra ko negalėtų įveikti nuotykių fabrikas.
Jie kažkur sukasi į dešinę vėl. Įkirsime trasą. Be abejo, dabar tai čia saugu ir jokių bairių iš tikrai nenutiks, Persista Karolį link iš mūsų. nes nieko net važiuos, bet Ant to taško turi. ypatingai svarbu kartais, jeigu kažkokios kalvelės Tenai arba susitinkam dulkės, asfaltu gali važiuoti. arba kai dabar kertant trasą, paprastas Bet tai palauk. lifesaveris yra tiesiog lango atsidarimas, kad geriau girdėtum, jeigu atlėktų automobilis. Laukiam, kur čia mašinas važiavo, nesuprantu, kodėl čia išdrošta vieta. Tai čia ir važiuoja. Jo, bet man atrodo, kairiau nuvažiavo, ne? Ne. Va čia Čia tiesiai. važiavo? Jo. Pasakykit, jeigu gale bus mašina gerai, paskutinis ekipažas. Ja, ir kitas trikas, jeigu važiuojame vorelę, tai pirmas žiūri, sakykime taip grubiai, kelio nelygumus, o paskutinis žiūri uodegą, ar nėra ko nors, kas keltų pavoją. Švaru nori į kitą kelio pusę kirsti. Švaru. Nu va, varnelę užsidedam, važiavom Dakaro ralio trasa. Trasa dabar tai šiuo atveju labai arti yra mūsų, bet gali per gerą kilometrą nesimato nei vieno automobilio. Brolis atsigavo po sveikatos negandų. Niekada nebuvo jam, bet buvo, sakykime. Porą litrų kraujo nubėgo. Jo, porą litrų kraujo nuleido. Bet kairiai pusėje matome policijos automobilį, tai jisai yra prie pat trasos. Ten. Be reikalo policijos saugumo automobilis vidury laukų niekada nestovi. Policija pamojavo mums, trasa sukasi vat į dešinę. Gal dešiniau važiuoti. Dešiniau, patrulis, dešinėn. Dabar dešinėn, patrulis, taigi. Štai įrodymas, kad mes tikrai važiuojame saugiai ir apart nuomuotų mašinų, mes čia jokių taisyklių nelaužome. Mes taisyklės kūriam. Šitą galima būtų užsirašyti. Dėdė Tomas, mes taisyklės kūriame. Ten dešiniau irgi lengviau pravažiuoti būtų. Ir kas gale, tai stebėkit veidrodėlius ir per petį žiūrėkit, nes dabar tai pirmas ekipažas pamatė fūrą iš galo, o ne paskutinis. Jums, manau, reikėtų truputį į šoną pavažiuoti. Atvažiuoji dabar vėl. Į šitą jūs konkrečiai viduriu važiavot. Ar bagės? Dar atvažiuoja kažkas. Šaunuoliai, greitai mokotės. Atsiliko kažkas. Ne, bet atsiliko kažkas. Nu ką? Dalyvavom irgi Dakare. Buvau bišk prigulęs, bet pakėlė lenktynės. Va, žiūrėk, bulvių. Ne, apelsinų. O, padangų parėjo. Padangų. Va, tikriausiai apelsinai buvo skirti lenktynininkams, bet
dar jau nepasiekė. Tai pažiūrėsim, kaip čia baigsis mūsų paieškos. Sir, you cannot park here. Ok, čia kažkokiu sabotažu kvepia. Nu, šiandien. Kairė galas ir to apelsinvežio ir mūsų komanda numontavo ratą. Bet iš eismo tai esu tikras, kad jo, čia mes esam ten, kur reikia. Raptors irgi. Jo, kažkas ten buvo, ne? Irgi galas kairė pasie. Tai tu paladas, kad nepasitikė. Ok, tai yra ratas. Ratas yra, bet domkratą nėra. Gal patikė. Tai dabar nekelti. Nekenks, jeigu pakiši. Po mašiną padėsiu. Gal po mašiną kiši. Jo, po mašiną. Problem, we need camel now. Yeah, load of camel. No Toyota. Only camel. Toyota camel. Good. Šiaip vietiniai yra labai paslauvus, labai malonus. Ir į svečius kviečiasi ir jeigu užklimsti visą laiką sustos pagelbėt. Bet irgi tiesiog pravažiavo pro šoną, čia pilna. Ir dalyviams kas padeda tikriausiai ir kažkokių, kas apelsinus veža ar dar kažką. Bet pravažiavo ir sustojo klausti, ar reikia pagalbos. Tai, na, čia kažkas jeigu nutiks, tai tikrai pagalbos. Jie kartais atsimenu kartą su Tomu po vieno Abu Dabio Desert Challenge'o. Išvažiavom su paprastu sedanu pasivažinėti ten į tokį užpustytą miestą. Tai aišku, kad mes ten sėdom gan greitai. Vieni va taip laukuose užsėdom, 2-3 minutės iš niekur suvažiavo iš skirtingų pusių arabai mums padėti ištraukti. Tai šita šalis tikrai yra labai saugi, labai paslaugi. Ir šiaip kalbant apie Saudo Arabiją, tai jau 7 metai čia, 7 Dakaras, labai stipriai keičiasi. Ta prasme, net kaimuose jau kiekvienais metais vis geriau ir geriau angliškai kalba žmonės. Tai čia dar metai kiti ir bus Dubajus. Na, jie šiaip ir, na, kaip pasakyti, afišuojasi pakankamai, kad nori būti geresni už Dubajų. Vat ir pastatą aukščiausią pasaulyje stato, aukštesnį už Burj Khalifą. Ir jiems tai sekasi. Neaišku, kiek čia užtruks dar, bet tikrai tokiais tempais tai greitai bus, jeigu ne geresni, tai bent jau lygus su Dubajum. Tai va, tokia ta šalis, labai rekomenduoju atvykti čia ir pažiūrėti dar tą tokią šiek tiek senesnę Saudo Arabiją, nes jau dabar per 6 metus gan stipriai pasikeitė. Aišku, kažkur giliai, kai išvažiuoji, ten tam pačiam Empty Quarter'y, tai ten dar nepasikeis taip greitai, ten labiau keičiasi tokie didesni miestai, kažkokie svarbesni miestai, kurie kažkur logistiškai svarbus ar panašiai, bet vis tiek šita šalis labai greitai keičiasi. Tai vykite čia, aišku, Dakaras irgi labai gera proga kartu ralį pasižiūrėti ir šalies pamatyti, nes vis tiek trasa su greičio ruožais, su pravažiavimais plius minus 10 000 km. Šiais metais, man atrodo, 8-9 000 km iš viso yra. Tai per tą kelią tikrai galite ne tik dulkių ir ralio pamatyti, bet ir... Sir, you cannot park here.
Ir Tomą galite čia susitikti ir kartu ir šalį pamatyti. Padanga vietoj. Paieškas tęsime toliau. Nu, kažkas... Svėrė, davai. Gazu. Kažkas vyksta. Gerai, čia žiūrėkit, kažkur iš ten iš kalno atvažiuoja čia link finišo alėje, čia turbūt kažkokia finišo dalis. Čia yra kuro užpilimas ir po to kažkur už ten 5-6 kilų yra kempai, tai mes varom ieškoti. Raptoris pilasi kurą. Ten keliu važiuoja lenktyninė mašina. Paskui lenktyninė mašina dabar. Čia jau gali sukti, dabar suk. Jo, siauras keliukas, o kadangi mes čia raganaujam, tai geriau jau praleisti lenktynininkus. Nu, čia vermtai mus veda. Nu čia atsargiai, jau po to jau kitur, žinokit, gal bandykit lygiai greitesnės ieškoti pravažiavimo vėžės, yra po dešinę. Palaukiam truputį. Priekį, Tomai, palaukiam truputį. Pasitraukiam vis ir lenks, kai tik rasim vietą kažkur. Reikia praleisti kažką, ar šiaip laukiam? Ne, mes tai čia, bet baigis atikrenta. Kas užsėdo? Vienas iš ekipažų biškai sėdo, kiti mocas, kiti stoja nusileisti padangų, jo, čia mes visiškai afraudė esam. Važiuojam padėti. Nu, yra reikalų čia. Viskas gerai, viskas fainai. Bet čia privažiavimas iš paskutiniai 5 km kokį nors, wow. Keliukas, bet toks jau smėlingas, fešninis keliukas, kad ojoj. Lenktynininkams tai čia toks tiesiog jau prasivažiavimas, bet mums su paprastesniais automobiliais yra reikalų. Broli, gal padangas nusileidžiam ir mes? Gerai? Tai skaičiavau iki 16 aš. Ir buvo gerai. 1, 2, 3, 5. Oj, sėdėm. Ir galėsim važiuoti toliau. Čia jau šiek tiek reikia įgūdžių tokį keliuką važiuoti. Atrodo viskas paprasta keliukas, bet
Smėliukas. Smėliukas, smėliukas, smėliukas. Ir gan gilios provėžios, tai čia realiai ir fūras važiuoja, ir bagiukai, visi automobiliai čia ir mes paskui. Klausykit, čia kažkoks girliandom stovi kažkas, mes va čia netoli, aukščiau virš jų. Jūs žemiau ten bivakas, apačioj, kur šviesų daug? Jo, tenais, bet mūsų mašinos, mano bent jau mašina yra prieštas girliandas kalno. Tas didelis kalnas, nuims, tai jau nebelabai kas matosi. Na, jeigu realiai pažiūrėsit iki bivako, bus lengviau susirast, manau. Nu va, pasiekėm. Ir savo kempą, ir bivaką. Čia taip. Ojoj, koks dangus, kokios žvaigždės. Padarysiu nuotraukėlės kelias. Pamatysit. O čia mūsų kempas. Ryte bus labai gražu. Na, gaila, kad negaliu pafilmuoti normaliai, kaip čia viskas atrodo, nes labai tamsu. Bet prasėjau pro bivaką. Dabar labai norėčiau dar kažkokią nuotraukėlę padaryti ant išlaikymo. Porą padariau. Oi. Kaip tik Vaido furytę gražiai nufotkinau. Dar vieną kitą padariau tokį reportažėlį. Bet į tolį tai tikrai nieko nesimato, teks pasimėgauti nuotraukėlėm.